buvau paminėjęs tokį terminą kaip trakas. Ir tada daug kas klausėt, ką reiškia miške trakas. Tai trakas yra visa ta augmenija, nepageidaujama augmenija, tai kaip lazdynai, šaltekšniai. Čia va matom yra pušynas jo, bet kaip sunku kitą kartą išvelgti pušis. Vat, pavyzdžiui, va čia va. Labai gausiai priaugęs trakas, bet tai indikuoja, kad miškas yra sveikas ir labai derlinga augavietė yra. Jo pušys irgi matosi, iš tikrųjų taip nestandartiškai aukštos, tai čia joms dar visai nedaug metų, o jos labai yra aukštos. Nėra labai storos, bet aukštos. Tai šitas trakas tą ir reiškia. Ta tokia ne visai pageidaujama augmenija. Tai lazdynai, šaltekšniai, visokios ievos, ir kiti tokie. Tai laukinės zybaldo obelys ar laukinės kriaušės, kadagiai va. Tai va.